Zbignevas neturi nieko prieš bažnyčią. Jis tik stebėsi, kaip ten pamatysite patys. Dar vienas toks dalykas, va, kai sėdi prie stalo, galvoj, velnias, ko tu Zbignevai prie tos bažnyčios, kaip koks velnias kabinės puolė. Zbignevai, kodėl tu visą laiką tą bažnyčią taip ko neveikia? Niekina. Prasikalta, tiesiog su purvu maišai, tripir, blėt, pizą, kaip taip galima apskritai? Ar išvis galim? Ar išvis tai yra gražu, Ar tai lietuviška? Tai tikrai, Zbignevai, tugi pagalvok, kiek tu žalos pridarai, šitaip kalbėdamas, segi žmonės, ką apie tave pagalvos, kurva tu, Marka, viskai atsisėda, kai pradeda dėti ant tos bažnyčios, taigi jo aptvaima, taigi galima ausis linksta, Pagalvoju, taigi 90% Lietuvoje yra tikinti žmonės. Taigi ausis linksta, kaip su kuolu per galvą gauni, kai išgirsti, kai Zbignevas apie bažnyčią pasako. Zbignevai, a lietuvieną... Švelniau galim kažkaip eliobanyti vrot. Kaip tai reikia, kaip tai kitai prie to klausimo. Kitu keliu. Nepatinka tau ta bažnyčia, tai tu tylėk, Pats nevaikštai, mes va su broniu, tai einam. Aš tai vaikštau naktimis tenai, nes man bažnyčia kaip kokiam tikram vyrui, kai jogurtas, kad varytų iš tos vietos, nepatogu sakyti, man bažnyčia yra taip, bet ale kaip tu gali taip dėti ant bažnyčios? Ar surasime žodį, pasiteisintum? Tai bet alegi klausyk, ką čia teisinti žmogus taip deda? Albinas, va, pasižiūrėk, Albinas iš viso 70 metų. Kad jau 82 vaikelė. Tas senis, blėt, tegul eina iš nacho, aš jau negaliu šito senis. Piešink tai šio, blėt, durniau to, blėt. Zbignevai, pasakyk, kaip čia yra dabar, Aš pasakysiu tokį dalykas. Man nesvarbu šitai bažnyčiai. Man praktiškai pohui. Aš tik vieną dalyką negaliu suprasti. Kaip šitie žydai galėjo žmogų Jėzusą prie pliuso prisibasti.